Šiandien žaidžiu Big Fin basketball. Ir jo, grįžau prie savo komentavimo. Big Fin basketball komentavimo. Ir jo, šiandien žaisim Big Fin. Ir matot, tiesiog atsilieku vienu laimėjimu. Išlygins rezultatą 192, 192. Tai jo, labai smagu. Ir jo einam play, trophies ir va šitą. Jau va matot, va, šitą užbaigiau ir jo, patekom į šitą vietą. Ir jo, spaudžiam play. Jo, ir tada gal bloką imam. Ir jo, video kažkaip tai nustojau daugiau kelti, bet Dzibinskis, lietuvis šie. Žiūrėkit, lietuvis kažkoks. Bobaza. Ofridas. Čia Hovardas, Džeimsas. Bob Howard. Taigi Džeimsas Ordas yra. Tas tai turbūt neperrašinėjo vardu šitas. Beach game. Ir tip off. Ja. Matot, tai vat šitą va esu jau biškį esu pasikeitęs į Big Fin. Tai jo, žaidžiam žaidimą visą tą. Tai jo, gerai. Kada čia užsikrausiu? Ar galite pasakyti? Jeigu girdit pašalinius garsus, atsiprašau. Nieko tokio. Jo, laukiam. Pagaliau. Gerai. Kaip gerai. Biški komandos tokios labai skirimas, bet mes atkovojam gaunį, nes mes turim Arvydą Sabonį, Platinum ir Karim Meta Trajaką. Čia aš biški greitį viską darau, nes aš žinau, kokie bus deriniai, viską žinau. Bet jo, atkovoju jie kamuolį, graži ataka. Kalnietis kamuolį. Pasuoja Kari man ir aš apžaidžiu visos ir 2 taškai su pražanga. Ir Skeiveris. Hovardas. Žaidimas, bet bloką gauna. Ir eiktų savo, jie įmetė 2 taškus su pražanga ir dar taškas. Jo, biškai norėčiau šitą pastraukti kitą vietą. Kaip matėte, aš jau esu įkėlęs jau 3 video Balloons 3D Battles. Aš jų dar kursiu, tikrai kursiu. Kol kas aš dar ten nieko nesu naikęs, bet gal kad ir žinau, pažaidžiu, žinau. Pas mane buvo atėjęs tas Mantitas ir jo, kitaip Titanikas galime sakyti, bet jo, mes tenai biški žaidėm tokį žaidimą per kompą dviesi ir, bet žodžiu, aš buvau pasijungęs vis tiek tą Balloons 2D Battles ir jo, kad tik pataikiau aš Trajaką ir vos neperėmėm kamuolio. Jo, Hovardas. Baudas. Pirmoji bauda, aišku, taikli. Kita. Irgi taikli. Ir jo. Kiek valandų. 8 vakaro. Biški paspaudžiu tokį dalyką. Pam. O gerai dabar. Mabuzen. Tai va, žodžiu, techninės sklandumai, atsiprašau. Jo, sugrįžau ir jau antras kėlinys 9-14 ir... Žodžiam toliau.
Jau 5 minutės net filmuoju. Kažkaip tai biški, žinot. Kalnietis kamuoliu. Veržėsi vienas ir atima iš kamuoliu. Kori pasižymė su savo reboundu. Jeigu nežinot, kas yra reboundas, tai reboundas yra tie, kaip ten, atėmė kamuolį ir ką tik Kari prametė tą trajeką, bet Sabonis atsikovojęs kamuolį, papasavo Kariui ir jau taškai ir va, šitam paskutinį epizodį jisai ką tik priešininkai metė 2 taškus. Jo, nieko ypatingo. Ir dabar aš mesiu trajeką, ką sakiau, ir 3 nepataikėm. Šiandien mums su trajekas nesiseka, ką padarysim, visko būna. Devynių taškų skirtumas, jeigu dar daugiau atsiplėš nuo mūsų pralaimėjimai, tai iš viso bus blogai. Nors mes jos triuškant turim, 7 taškų persvarą jie turi. Kalnietis kamuoliu pasuoja man, aš pasuoju ir Kalnietis iš 3. Horvardas pasuoja Horvardas ir Hordova. 8 taškų skirtumas. Nu davai, Kari. Prašau, Kari, apžaisk viską. O, taip, va, Kari. Vat, kad šitaip man žaistum. Horvardas. Pasuoja Dominguez meta ir nepataiko. Ir baigėsi kelnys. Jo, taigi 3 jau kelnys. Ir metimas iš 3 taškai. 9 taškų skirtų. Nes jie nuo mūsų tiesiog bando atsiplėšti labai lengvai. Ir jie nebuvo Sabonis. Va šitaip vas. Ne šitaip. Sabonė! Tu šitoks stiprus, o tave apžaidžia. Nors šitaip galima Sabonį ir dar Kari. Nu negaliu žiūrėti tiesiog. Tai jo, sakysi, tai nežiūrėk. 12 taškų skirtumas. Baisiai pralaimėsim šias rungtynės. Aš ant jų rėksiu, kad treniruotė bus. Meluoju, čia treniruotė nebūtų. Nu gerai, tikras treneris ant jų. Tai rėksiu, tie, sproks ausų būgnelį. Va šitaip, kad žaistų, bet ne. Reikia biškį geriau. Blokus dėti, va, ir atkovoti kamuolį. Nu, labai paprasta. Eik tu sau. 32-21. 11 taškų skirtumas. Ar tai normalu? Man atrodo, ne. Nemanau. Visai neibiškai nemanau. O, pagaliau. Na. Jo. Šiaip tai čia aš trenkiu visiems. Nu jo. Wow, tokios, kad atakos būtų Sabonį. Va taip, va toliau žais. Tik tais, kad nežaistų, va toks atakas, kokie dabar bus. Sakiau. Ir dabar pataikysi. Yes! Yes! Wow! 9 taškų skirtumas. Ir Kalnietis iš 3. Nepataiko. Nusakau, mums šiandien su trajakais nesiseka. Taip. Būtų pataikęs, dabar būtų tik 6 taškų skirtumas ir turėtum didelį šansą laimėti. Bet jau, man atrodo, neturim, nes 11 taškų skirtumas, o liko kokios 2 minutės. Jo, ir dabar Kari, davai pataikė trajeką. Pagaliau! Pagaliau ant galo pradėjom normaliau žaisti, ką? Atsibudo atgal.
Gal pagaliau atsibusit? Man atrodo, neatsibusit. Vis dėlto 10 taškų skirtumas. Dabar taip, ataka. Pasuojat man, aš turėjo būti kalnietis pasuoja man, tada ir prasivirdžiu ir aišku arba trajeką, arba 2 taškai. Arba taip, pasuoja man, aš veržiuosi arba metu, arba pasuoju kariui, tas trajeką. Viskas. Ir ataka va tokia turi būti. Ir va, aš davai trajeką. Baga. Yes! Nu, aišku, nespėsime tu įveikti, bet jau tu pradės bauduoti, tai biškai bus nuobodu žiūrėti. Aš neprasusiu, bet bus nuobodu žiūrėti. Taip. Kariai, Sabonis, Kalnietis iš 3. 3. 7 taškų skirtumas. Ir ką sakiau, kad bauduosis. Blogai. Labai blogas rungtynės. 10 taškų skirtumas. Kariai iš 3. 7 taškų skirtumas sumažinom biškį. Ir 8 taškų skirtumas. Ir 9 taškų skirtumas. Liko minutė ir mes jau pralošę esam. Ir belia kaip pralošiu jau tuoj permėmį įmetį jau aišku. Labai blogai. Kodėl jie pem? 1 tašką. Dabar turbūt vėl nepelnysim taškų. Bet aš iš 3 baudas. 3 baudas mesim. Nu, davai. Pirma yra. Antra. Yra. Trečia. Yra. Yes. Biškis mažinam, bet vis tiek bauduos. Taigi jo. 8 taškų skirtumas. Ir dar taškai. 9 taškų. Ir 10 taškų. Kem 3. Ir dar kartą bandau trajeką. Ir šį kartą pataikau 7 taškų skirtumas. Ir jie laimėjo 7 taškų 46, 53. Taigi jo, pasižiūrėjom, kokie bus rezultatai ir jo. Ir va, aš 19, Sabonis 4, Skyverys 4, Kariai 10, aš 19, Kalnietis 9, jo, aš buvau rezervas, pas juos Dziubinskis 10 taškų, Hovardas 4 taškai, Mabuza 13, Domingueza 15, Horvard 11. Taigi jo, su jumis buvau aš Titas, 2 draugai. Taigi jo, atsisveikinu šį kitą kartą ir nepamirškit laikint, subscribint ir davai.